Mano vardas Aleksandra Lesgovko. Esu draudimo profesorė ir vadovauju Draudimo ir rizikos valdymo institutui. 16 metais mes gavome Švietimo ir mokslo ministerijos licenciją ir turime teisę vykdyti finansinių paslaugų tiekėjo formalaus mokymo modulinę programą. Vieną šios programos modulių pagrindų mes vykdome projektą kartu su Lietuvos darbo birža. Koks yra mūsų projekto tikslas ir kodėl jūs? Mūsų projekto tikslas yra paruošti kompetitingus draudimo produktų pardavėjus darbo rinkai. Kokia nauda yra jums? Nėra paslaptis, kad Lietuvoje trūksta kvalifikuotų draudimo produktų pardavėjų ir taip pat nėra mokymo įstaigų, kurie per trumpą laiką gali paruošti kompetitingus specialistus darbo rinkai. Taip pat Lietuvos darbo birža per užimtumo didinimo programą gavo ES paramą. Tai kodėlgi mums kartu nepasinaudoti šitais pinigais ir neparengti žmonių mūsų draudimo sričiai? Ir tas pasirašymas jums nieko nekainuos. Kaip vyksta bendradarbiavimas? Mes darome motyvacinius seminarus bedarbiams. Tie žmonės, kurie ateina pas mus į renginį, jau susidomėję šią profesiją, nes su jais prieš tai dirba darbo biržos konsultantai. Mes paaiškiname, kokiu būdu ir kaip vyksta pats projektas, kokia yra mokymo programa ir kitas subtilybės kartu su darbo biržos darbuotojais. Po to, tie žmonės, kurie tikrai nori dirbti šį darbą, keliauja pas jūs ir jūs dirbate savo įprastą kasdieninį darbą, tai yra vykdote atranką. Nes nėra paslaptis, kad darbuotojas turi tikti darbdaviui, o darbdavys turi patikti darbuotojui. Mes renkame dvi grupės. Po 15 asmenų negyvybės draudimui ir gyvybės draudikams. Taigi, kai jūs atrinkate savo žmonės ir informuojate apie išrinktuosius mus, tie žmonės pasirašo su darbo birža dvišalę arba trišalę sutartis. Dvišalė sutartis yra būdingi gyvybės draudimui ir negyvybės draudikams turintiems priklausomų tarpininkų tinklą. Tai yra žmogus išima individualiosios veiklos pažymą ir pasirašo tarpininkavimo sutartį su draudimo įmonė. O trišalė sutartis tai yra darbo birža, darbdavys ir darbuotojas. Toliau šie žmonės keliauja į mokymus. Mokymų trukmė yra 17 mokymų dienų ir 18 bedarbė laiko testą. Jiems išklausus mokymus jūs gaunate kompetitingus draudimo produktų pardavėjus, kurie sėkmingai pradeda pas jūs dirbti. Taip atrodo trumpai mūsų bendradarbiavimo schema. Kaip atrodo mūsų programa? Dabar jūs skaidrėje matote mūsų programą sustambintais blokais. Įeina tokie blokai kaip savimotyvacija darbe, draudimo įmonės veikla, draudimo produktų charakteristikos, rizikos valdymas, draudimo produktų pardavimo technologijos, bendravimas su klientais ir verslo kultūra ir atitinkamai gyvybės draudimui investavimo pagrindai, o negyvybės draudikams žalų administravimas. Visą detalizaciją programos, visos temos jūs galite paskaityti mūsų puslapyje draudimas.com prie skilties draudimo mokykla. Šioje programoje dalyvauja 11 kvalifikuotų skirtingų lektorių. Taigi, reziumuojant, mūsų programa trunka 3,6 savaitės. Bedarbis įgyja kompetenciją parduoti draudimo produktus, gauna valstybės pripažintą pažymėjimą ir sėkmingai pradeda pas jūs dirbti. Aš labai tikiuosi, kad ši programa leis žmonėms sėkmingai startuoti mūsų industrijoje. Dabar aktualus klausimas dėl sutarties nutraukimo priežasčių. Jūs matote skaidrį dabar tokius 3 burbulus. Tai yra įmonės bankrotas, yra neišlaikius išbandomojo laikotarpio ir kai darbo sutartis yra nutraukiama darbdavio iniciatyva. Iš tikrųjų, kadangi finansavimas vyksta pagal ES struktūrinius fondus, yra įsipareigojimas, kad darbuotojas turi išdirbti pas jūs minimum 6 mėnesius
ir jūs taip pat turite išlaikyti darbo vietą 6 mėnesius. Bet gyvenime visko nutinka ir faktiškai, jeigu jūs nutraukėt sutartį su darbuotoju, jeigu jisai neišlaikė bandomojo laikotarpiu, tai jūs neprivalote gražinti pinigus darbo biržai už to žmogaus mokymus. Vienintelis niuansas, kurį jūs turite atkreipti dėmesį, tai yra darbo sutarties nutraukimas jūsų iniciatyva. Taigi, jeigu jūs nutrauksit sutartį 4, 5 ar 6 mėnesį, čia yra vienintelis niuansas, kai reikia gražinti, vykdyti savo įsipareigojimus ir gražinti lėšas darbo biržai. Visi kiti dalykai yra sutvarkymai, tai yra, jeigu žmogus neišlaiko bandomojo laikotarpio, tai yra 3 mėnesius, tai jisai yra atleidžiamas, nei jūs, nei jisai negražina pinigus darbo biržai. Taigi, jeigu jūs manote, kad šis projektas jums tinka ir tikrai po ilgų nesėkmingų bandymų surasti savo darbuotojus darbo biržai, jūs patikėsite, kad mes tai galime padaryti su jumis kartu, tai tuomet šis projektas yra tikrai jums. Ir nedvejokite, mes tikrai kviečiame jūsų prisijungti ir patikėkite, kad biržoje tikrai yra tinkamų žmonių ir mes kartu galime padėti jiems įgyti gerą profesiją. Jūs gausite paruoštus draudimo produktų pardavėjus, o mes draudimo mokyklą. Ačiū Jums labai už dėmesį ir laukiame jūsų